Kreminiai makaronai su lašiša, feta, pomidorais ir brokoliais fantastiniai. 15 minučių ir pietus bei vakarienė ne tik tai kasdienybės, bet ir šventinė ant jūsų stalo garuos. Visi nori, kad maistas pasiruoštų greitai ir skaniai. Tai tikrai kviečiu tave išbandyti šį receptą, nenusivils nei vienas tavo šeimos narys. Makaronus, kietagrūdžius, viso grūdo makaronus tiesiog išvirk, tą skystį išvirusių makaronų pasilik nedidelį jo kiekį. Lašišą tiesiog dėk į skardą, dėk feta sūrį, dėk vyšninius pomidorus ir viską apšlakstyk alyvuogių aliejum, druskytę, pipiriukais, persilado ir kitais mėgstamais prieskoniais. Kepk orkaitėje, iškepus nuimk lašišos odelę ir viską išmaišyk, tada dėk išvirusius makaronus su skysčiu ir viską išmaišyk ir tiek su keptais ant keptuvės brokoliais, su trupučiu alyvuogių aliejaus, druskytės ir kombinuota tarp vandens, troškinimo ir kepimo. Ir puikiai degustuok šį nuostabų patiekalą, kuriame gausu ne tik tai baltymų, bet ir sotumo suteiks ir be galo gardumo jūsų artimiesiems ir tau. Patiko mano receptas, neabejoju, išbandysi jį, spauk like, dalinkis su draugais, rašyk komentare daugiau receptų. Daugiau nori mano skanių ir sveikatai palankių receptų, įsigyk sveiko maisto gamybos knygą, kuri padės tau valgyti ir gyventi sveikai.